Sveiki bičiuliai, šiandien pokalbėje prie Bačkos pas mus sugrįžta Jaroslavas. Žmogus jau vieną kartą buvęs svečiuose, žmogus, kuris nuo pirmų karo dienų kariauja Ukrainos kariuomenės armijos savo vieneto gretose už mūsų ir ukrainiečių laisvę. Apie tai, kuo gyvena kariai šiuo metu fronte, apie tai, kaip mes galim jiem padėti, žiūrėkite video. Tai laba diena bičiuliai, smagu, kad žiūrite šį video, o dar smagiau man vėl susitikti Jaroslavą, kuris jau buvo čia prie Bačkos, sėdėjom, šnekėjom, gyvas, sveikas, reiškia, grįžai atostogų, kaip suprantu. Formaliai taip atostogų. Nežinau, kaip tai vadinasi, poilsio rotacija ar darbinė komandiruotė? Tiesiog prasivėdinimas galvos. Tai gerai, pavadinkim, prasivėdimas galvos. Kas gėda jums, jeigu dar nematėt interviu su Jaroslavu mūsų pirmojo, šis žmogus nuo pat karo pradžios Ukrainoje yra fronte, yra kare, gina mūsų visų laisvę kartu su ukrainiečiais petys į petį. Ir grįžkim prie galvos prasivėdinimo komandiruotės. Tu užėjai ir nuo pat pirmos minutės, kai užėjai, mes čia ruošiamės filmavimui, reiškia, supratau, kad tavo galvos prasivėdinimas tai yra visų kitų, reiškia, rūpesčių įgyvendinimas Lietuvoje. Jau tu droną remontuoji, jau tu kažkam skambini, tu turi nuvažiuoti. Tai irgi yra tam tikrų užduočių prisivežęs. Taip, nes iš vienos pusės, kaip pavyzdys, aš noriu išvažiuoti ir noriu tiesiog pasidaryti savo komandai šitam visam karui kažkokią naudą. Noriu greičiau aš jį pabaigti, noriu, kad greičiau viskas tiesiog pasibaigtų ir tam reikia įrankių. Kaip pavyzdys, aš net važiuoju kažkokios individualios ekipuotės savo pirktis. Tai yra ten nešarinė lemenė, aš turiu viskas gerai. Prašau tokių dalykų, kurie tiesiog mano operacinę sėkmę garantuotų. Kad, tarkim, kaip pavyzdys, kad aš galėčiau naktį eiti dirbti droną su termovizorium. Aš nesakau, kad, aš neturėsiu drono, aš negalėsiu tiesiog vykti ir, karas man ilgesnis bus. Nes turėsiu jau prasidėti žiema, 5 valandą jau sutems. 8 turi išvažiuoti į operacijos rajoną, kol išvažiuosi, kol ką padarysi. Turi 8 valandas realiai gero darbo ir per tas 8 valandas turi kaip bitutė suktis. Turėsime droną, galėsime ilgiau būti, saugiau viską daryti ir visą kitą. Kaip irgi tau minėjau, gausiu aš tą droną, pasidarysiu, bet aš negaliu žmonėms prižadėti, kad aš su juo laimėsiu tą karą. Gali jisai tas karas 1 minutę jisai baigsis, anksčiau man jau tas yra gerai. Tiesiog, Manau, reikia būti ganėtinai kvailų žmogum, tikintis, kad mesgi, žinai, kaip yra toks anekdotas, kur vyrai ką draugeliui gimtadienį padovanosim. Gal knygą, sako, ne, knygą jis jau turi. Tai tų dronų, kiek jų bevažiuotų jūsų rankas, yra didelė tikimybė, kad reikės, nes tai yra kaip šoviniai, jie baigėsi. Įranga, jinai genda, jinai lūžta, dabar atsivežęs sieną. O beje, apie įrangos gedimų tvarkymą, tai suprantama, kai lūžta ir negrąžinamai dingsta, o kai reikia sutaisyti, yra galimybė pas jūs taisytis, reikia, kad atkeliautų pas mus. Tai tarkime, kaip pavyzdys yra gali būti žmonės, kurie savo mokslai yra. Tarkime, bet kaip pavyzdys ekspertus rasti labai sunku. Ekspertai būna užimti, visiems reikia, ne man vienam, aš nesu kažkoks prioritetinis. Taip. Ukrainai davėm kontaktą, pasiskambino, sako, gerai, bet 2 mėnesių, sako, niekaip nebus. Negaliu, sako, priimti, tiek, pas man yra darbų. Ir ką, tai tada jėmės įrangą, važiuoja į Lietuvą, ieškai kažko Lietuvoje. Tai tu nori greičiau pasidaryti ir viskas. Tarkim, dabar galėtum sakyti, blemba, numušė droną ir taip toliau nefunkcionuojam, duokit naują droną. Taip dalykai nevyks. Tarkim, aš esu toksai žmogus, kad, aš turiu tą techniką, jinai sugedo, aš ją susitvarkysiu ir jinai toliau naudos, nes, daugiau, kam žmonės reikia melžti ir taip toliau, kad, ir žmonės ir tai yra pavargę, kad nuo to karo ir sakys, vėl droną. Šiaip beje, grįžęs, kada paskutinį kartą buvai? Prieš porą mėnesių Lietuvoje? Dabar mano paskutinis šiftas buvo jau skaičiuojant dienom, tai 109 dienas. Jau. Prieš 109 dienas tu buvai Lietuvoje. Kaip pasikeitė lietuvių požiūris į karą Ukrainoje? Tavo akim žvelgiant. Aš kaip būdau, tai mačiau daugiau Ukrainos vėliau miestuose. Dabar jų yra, pamažė. Ir tiesiog taip pasižiūriu, kad tiesiog žmonės apie tai nešneka, tiesiog su to susigyvena, visą kitą. Aš suprantu, kad žmonės pavargo, bet, blemba, aš esu žymiai daugiau pavargęs. Taip. Žymiai daugiau. Ir tarkime, kaip pavyzdys, kaip, tu pavargsi nuo info sklaidos, yra vienas dalykas, bet kaip tu tenai sėdi, tai yra kitas dalykas. Ir aš toksai laiką, blemba, jūs pavargo žiūrėti teliką, jūs pavargo tenais tos pinigėlius, duot, po eurą, po 2, po 3, aš nesakau, kad ten 100 eurų kažkas turi duoti.
Tai pagalvokit, kaip aš esu pavargęs ir aš nesiskundžiu, aš vis tiek varau atgal. Nes, blemba, dabar tenais yra mano draugai, jie yra išvažiavę į operacijų rajoną, aš žinau, kur jie sėdi, žinau, ką jie daro, man per voisus siunčia, sako, viskas, tu sako, atostogauk, daryk, sako, neskambink, nieko. Bet, blemba, negaliu, tai jau, ateini, tau reikia tą dalyką susitvarkyti, tą dalyką, aš nieko savo nedarau. Tu pailsėsi, man atrodo, tada, kai karas baigsis. Taip. Taip. Ir... Arba kaip sužeis, tada ligoninėj pailsėsi. Nelinkiu būti sužeistam ir ilsėtis ligoninėj, linkiu, kad visiems mums iš tikrųjų linkiu, kad karas kuo greičiau baigtųsi ir visi žmonės pailsėtų, ypatingai pailsėtų kariai, kurie tą pergalę ir atnešė. Ir dar kartą naudodamasis progą, kad jūs jau žiūrite šį video, šiaip ir storiuose dažniau pažiūrėkite, aš vis primenu, karas nesibaigė. Aukoti, palaikyti, remti, domėtis reikia kasdien, ta prasme. Tai nėra kaip metų sezonas arba nežinau, kaip pasaulio čempionatas, kuris atėjo, praėjo ir su juo susigyvenom kaip su kažkokiu tai reiškiniu. Karas ir nėra normalu, karas neturi būti toleruojamas kaip normalus dalykas ir chebrytė, kuo daugiau mes įsidėsim, įsijungsim, prisidėsim, tuo greičiau tas karas baigsis, tuo greičiau Jaroslavas grįš namo ir mes galėsim su Jaroslavu dar kokį ne vieną kartą pasikalbėti prie bačkos, bet galėsim su jau ramybė jo akise sėdėti bare ir gert alų. Tada man nereikės minučių skaičiuoti. Jo, nereikės skaičiuoti minučių ir nereikės galvoti, kaip pasibaigus pokalbiui dabar vežti droną, remontuoti, kad spėti jį gauti atgal, kol išvažiuos Jaroslavas vėl į operacinių, reiškia, veiksmų zoną. Prieš atvažiuodamas čia, prieš tai, kai mes susitarėm, kad kurią dieną ir kurią valandą atvažiuos pasikalbėti, Jaroslavas suteikė galimybę žmonėm užduoti klausimus jam. Susirašiau aš tų klausimų visokiausių ir dabar iš eilės gal. Tau juos, kaip sakant, aš cituosiu, tai yra ne mano sugalvoti klausimai, tai yra tai, iš to irgi galima susidaryti tam tikrą, reiškia, matymą, kaip Lietuvoje šiuo metu žmonės. Kodėl taip dažnai transliuojama, kad ten jau visi priprato prie karo? Nes tiesiog, tai yra normalus dalykas. O kaip žmonės Ukrainoje žiūri į karą jau? Iš kurios pusės? Tenais tose rajonuose, kur nėra karo, ar tose, kur yra? Nes, tarkime, tenais Kijeve yra ramu. Pašnekam taip trumpai ir apie tą, ir apie tą. Ok, tai tarkim, mes esame žmonės. Ir kaip pavyzdys, mes prie visko prisitaikome. Tarkime, kaip pavyzdys, nėra elektros, nėra vandens, tu 1-2 dienas pasinervuosi, bet toliau gyvensi. Tikrai taip. Tas pats ir kare yra. Karas nėra kažkas tokio, jisai iš pradžio atrodo, ir taip toliau, bet tu prie visko pripranti. Ir tiesiog, kaip tu pats irgi, tu ateini iš pradžio, važiuoji į karo zoną, tu galvoji, kad baisu yra, taip toliau, visi kita, bet po to tai tampa tavo darbu. Tu važiuoji. Ir tu tiesiog darai dalykus. Tu matai tuos dalykus, įsakyti, iš pradžių baisu būna, taip toliau, matai sugriautus namus ir galvoji, blemba, kokie niekšai ir įsakyti. Bet, tai galvodamas save nervindamas ir savo galvą apsikraudamas tokiais dalykais, tu jo nelaimės. Tu gali belenkai būti apsikrovęs, bet tu tiesiog su to susitaikai ir tu eini tenai, kad kitoj vietoj mažiau ta žala būtų. Nes tarkim, kaip pavyzdys, kaip darėme Charkivo puolimą, tai, yra gyventojai, yra civiliai, yra objektai. Tu matai, kokie miestai jie yra minimaliai pažeisti, minimaliai. Tai tenai žmonės grįž, gyvens, prieš tai jie gyveno, ten civilių aukų nėra, visiškai galima sakyti, nemačiau, jau buvau Bairake, buvau Balaklėjoje, Voviščanske, valiausi tos miestus, taip toliau, nei vieno civilio sužeisto nemačiau, nei vieno. Pastatai apgadinti minimaliai. O kodėl nebuvo sužeistų civilių? Dėl to, kad jie buvo įspėti, pasitraukė, pasislėpę? Ar jų ten nebuvo? Ne, jų buvo, bet dėl šito dalyko aš negaliu pasakyti, čia jau dirbo žvalgyba. Supratau. Viskas, ką tu negali pasakyti, tu nesakai. Jo, nes tarkime, aš neturiu tokios kompetencijos šnekėti, kaip jie daro ir taip toliau. Aš tiesiog vykdau, man duoda užduotį, aš jį vykdau. Aš savo užduotį galiu šnekėti ir apie savo darbą galiu šnekėti. Jeigu aš šnekėsiu apie kito žmogaus darbą, kito padalinio, aš galiu nesąmonę prišnekėti, nežinodamas to, tai aš geriau susilaikysiu nuo tokių dalykų. Žinoma. Tai gerai. Ar keistum privalomą karinį rengimą Lietuvoje, jei taip, tai kaip? Be abejo, tikrai keičiu, tarkime, kaip pavyzdys. Atvažiuoja žmonės, kurie nori kariauti, viskas yra gerai, turi motyvacijos, nuvažiuoja į pirmą, antrą užduotį, pamato, kas yra artilerija, jie įsigastų. Jie gyvenime nėra pajutę, kas yra artilerija. Tas
bejėgiškumo jausmas, jisai tikrai yra šūdinas. Jisai tikrai yra šūdinas, kaip tu žinai, kad tave už 10, 5, 7 kilometrų kažkas nori nužudyti, tave mato. Ir Tave mato, taip? Jo, ir žino, kad tu ten esi, žino, ir jeigu tą vietą jau šaudo, į tą vietą jau krenta minos, tai jau, tave vadinasi, mato. Ir toksai šūdinas jausmas, ir taip sėdi, ir tu nieko negali padaryti, nieko, ant tavęs krenta vienas leidinys, trečias, ir taip sėdi, ir galvoju, blemba, šitas kris ant manęs, ar šitas nekris, šitas kris ar nekris. Ir jie už 10-20 km tu su kalašo rankose, tu ką, tavo efektyvus yra iki 4, geriausiu atveju su optikos iki 600 metrų ir tai tenais vos kažką padarys, jeigu jau optika gerą, turi gerai ginklą prisišaudęs, o tave iš kilometrų daužo. Ir toksai dalykas, bejėgiškumas. Grįžti gyvas sveikas po operacijos, kiti sako, nafik čia yra taip ir taip. Aš irgi Lietuvoje pasišnekėjau su poro pažįstamų, sakau, kažkaip reikia, įsikaskit duobę, dar kažką tokio. Tai Lietuvos rengime nėra paruošimo prieš minosvaidžių apšaudymą? Nėra visiškai. Nieko nėra, ne? Tiesiog įsikaskit duobę, duobėj pastatykit karius 4, nereikia tenais, kad 10 metrų. Kokia duobė turi būti iškasta? Gerai, jeigu individualiai, vienas žmogus, jeigu nori pasislėpti vidury lauko nuo minų apšaudymų, kiek giliai jam reikia įsikasti? Kuo giliau, tuo geriau. Kažkokio standarto nėra. Bet mažiausiai, kad apsaugotų. Tai kad bent jau atsigulės jau tiesiog. Žemiau horizonto, žemiau žemės paviršiaus. Jo, nes tiesiog jisai sėdinys skris, keveldros eis, jeigu tu būsi lygiai susitapatinu, tavo nugara išlindus, dar kažkas tokio, tiesiog tas keveldros tu visas su savo kūnu sugersi. Minos keveldros eina pažemę? Jo, jos eina ir pažemė, ir eina į viršų, nes tiesiog sprogsta, tai viena dalis į viršų eina, kita dalis eina per apačią, nes į žemę, taigi atsitrenkia, tai paprasta fizika yra, kad viena dalis mažesnė išeina per žemę, didesnė eina irgi į viršų, nes tai sprogimo banga. Ir tokios kelias, tiesiog įsikasi tiek, kad tavęs nesimatytų su horizontu, susilieti ir viskas, ir tau tiek, manau, užteks. O po to, jeigu turi laiko ir taip toliau, gilinsiesi, kiek tu dar norėsi, ir tu galėsi nors iki kinų didžiosios sienos prisikasti, žinai. Tai minų apšaudymas yra spraga Lietuvos kariniam rengime. Dar kažkas? Minos, paprastos minos. Ar Lietuvos kariuomenėje kažkaip irgi šiek tiek prisiliečiantis prie karinio rengimo, matau tokią spragą, kad su minom iš vis nieko nemokoma yra. Jo, kaip pavyzdys, vienas dalykas irgi, mano asmeninė patirtis. Mes dabar jau pradedam apie bepiločius orlaivius galvoti ir įsakytą, aš blemba sakau, kuopoje, būryje. Geriausiu atveju blemba ant skyriaus po vieną droniuką civilinį arba dronistą vieną turėtų, arba tiesiog kuopoje naują būrį, dronistų būrį atidaryti ir įsakytą. Svarai, nėra smagu eiti, kaip dabar mes turime žvalgus, įsakytą, blemba atrodo krūta profesija, žinai, eis, darys ir taip toliau. Blemba, realiom sąlygom, tai geriau yra droniuką pasikelti, pasižiūrėti viską ir viskas gerai, o ką matai iš viršaus, jau tau daug pasako. Ir tarkime, tu matai, kas yra iš viršaus, bet tarkime, tu nežinai, kas yra ant žemės. Vis tiek reikės eiti, sakyta, bet kaip tu gali eiti saugiau, tai tu visą laiką rinksiesi saugiau. Pas mumis, nėra to dalyko. Dabar tos bepiločius pradeda kažką daryti, bet tarkime, čia... Realybėje jūs mokot pasaulį, jūs mokot netgi visą NATO, reiškia, alijansą, tikro karo ypatumų. Taip, bet duok dievę, kad nereikėtų jo iš tikrųjų mokinti, kad viskas tvarkoja. Viską reikėtų patiems. Bet tam, kad nereikėtų, turbūt reikia būti kuo geriau pasiruošusiam. Taip, nes tarkim sakau, dronų būrys, tiesiog 3 dronai, tiesiog ant būrio po vieną droną, kuopoje ir viskas yra liuks. Kam reikia daro žvalgybą, kam reikia daro tą, tarkim, operaciją, reikia užsimti kokią patrulkę, dar kažką tai. Kam tenais turi eiti skyriaus, jeigu būrio sudėti, tai būrininkas, būrio vadas ir dar tenais jo apsauga, kaip pavyzdys, kaip pas mus moko, kad paeisim patrulkę, užsimsim, čia eina įsižvalgyti. Blemba, realiom sąlygom tu nueisi, jie negrįž, karočią tavo kariai liks ir ką mes tada darysim. Čia tik per pratybas pas mus gražiai atrodo. O kaip realybėj daroma? Realybėj tai tiesiog pas mus dirba žvalgyba. Bet jeigu tu siunti... Bet kas yra taktika, kurios tu negali šnekėti, tu nešnekėk. Bet aš tiesiog užduosiu klausimą ir pasakysiu, kiek. Aš suvokiau, jeigu mes pakeliam droną, jeigu tu patrulkės vietą išsižvalgysi su dronu, tai jeigu kažkas pastebės tą droną, tai suvoks, kad ten galbūt kažkas ateis. Jo, bet tai kitas dalykas yra dar skraidimo ypatumai, tai reikia ir mokėti normaliai skraidyti. Taip, kad neišduot viso to. Taip, nesakau, kad tu turi būtent, tai yra tavo techninės galimybės. Tarkime, tu turi droną, kurio zoomas yra žiauriai geras. Tau iki patrulkės gal yra pakelę droną, tu matysi, iki patrulkės vienas kilas yra.
Nereiškia, kad tu tenais nuskrisi, kur va čia tavo šičia patrulkė yra ir tu va aplinkui ją skraidysi. Tu tiesiog gal būsi už 1 kilometro, būsi pasikėlęs droną, padarysi kokį ratą, manevrą arba, tarkime, klaidinantį kokį manevrą, dar kažką tai ir iš tenais tos vietos stebėsi. Tai yra taktika, tiesiog tai yra žaidimas. Nu, tiesiog tu nori apgauti kitą ir kitas tave nori apgauti. Taip. Tai tiesiog mums atrodo, kad va, iš praktinės pusės, kad va, čia patrulkė yra, droną pakelsi, dronas va aplinkui patrulkę, nusileis 5 metrai aplink patrulkę, skraidys, žiūrės, kur kokie medžiai. Ne, nu taip nebus. Tiesiog, nu, tu turi irgi saugiai viską daryti. Tu neturi parodyti, kad va čia tenais tavo patrulkė bus ir taip toliau. Išnaudoti galimybės, kokios tu turi. Jeigu tu turi 48 kartų zoomą, tai tu ir naudok. Tu naudok tai, ką turi. Jeigu neturi, tai jo, tada skrisk arčiau. Naudok savo technikos galimybės. Aš bent jau taip įsivaizduoju. Gerai, o jeigu ne apie dronus, tai visą tai, kas yra mokoma pas mus patrulyje, jau užsiminiai. Reiškia, vado žvalgyba, dar visokie tokie dalykai daromi, ar kas? Eina paprasti kariai, vis tiek kažkas turi nueiti. Tiesiog yra gaunama informacija iš štabų, jie pasižiūri, kur reikia ką daryti ir kaip reikia daryti. Tarkime, kaip pavyzdys, šitus sprendimus labiau ukrainiečiai patys priema, nes jie ten gyvena, jie žino tą teritoriją nuo... Aš suprantu, bet vis tiek, jeigu mums ten už to kalniuko arba ant to kalniuko reikia pasidaryti patrulkę arba įrengti stebėjimo postą, tai vis tiek reikia ir žemės žvalgybą padaryti gyvąją. Taip, tai reikia. Bet tai yra skirtingai, negu mes tai darom. Vadai neina? Ne, nu tai aš tarkime negaliu pasakyti, kaip būtent žvalgyba dirba. Supratau. Pavyzdys, kaip pėstininkai. Aš kaip pėstininkas, mums tiesiog ateina, pasako, kad pavyzdys, tenais yra tas ir tas dalykas padaryti ir taip toliau. Ai, tai jums jau... Jo, nes tarkim, kaip pavyzdys, aš jums kaip pavyzdį galiu labai gerą duoti, kaip pas mumis žvalgyba, tarkime, dirba. Tarkime, kaip aš buvau legione, tau tiesiog ateina ukrainietis ir atsipasako, va tenais tau reikės eiti ir tada tas klausimas. Ir tu matai geresnį kelią, tu matai kokią, nu, šlapesnę vietą, šudinesnę, labiau miškingą, žinai, ir taip toliau. Ir tu sakai, nu, tu eisi su mumis, kur tu? Ne. Nu, tai aš geriau tada rinksime sunkesnį kelią, kad mums jisai bus saugesnis. Jeigu tu eisi su mumis, tai gerai, tada tipo, viskas liuks. Bet tu neisi su mumis, tu tik ant žemėlapio parodai. O tarkime, kaip dabar su SSO-šnikais dirbu. Tu dabar jau nebe legionėse. Ne, aš. O SSO, kad žmonės suprastų SSO tai yra tiesiog specialiosios pajėgos kaip SOPas. Kaip SOPas, supratau. Mes tarkime, kaip tau daviau šitą našyvkę, čia yra SOPo našyvkė. Taip. Tai dabar jinai dar naujo modelio yra, nes jau buvo kitos. Aš tau parodysiu asmeniškai, kaip senas atrodė naujas. Ir kaip pavyzdys, mes gauname žvalgybinę informaciją, jinai yra kokių 24 valandų senų. Jie tau pasako, ten turi būtent ten eiti ir tenai. Ir tarkime, kaip pavyzdys, tau jie argumentuoja, kad tarkime, tu eini mieste ir jie tau pasako, tu turi per ten eiti, nes tarkime, pastatų langai yra į tą pusę daugiau nusisukę, tu būsi mažiau matomas. Jie tau argumentuoja, kodėl tu turi eiti, kodėl tu taip turi daryti. Ir irgi jie pasako, žiūrėkit, vyrai, jūs senesnės informacijos negu 24 valandos negausite. Bet sako, vyksta mūšiai, vyksta irgi operacijos, priešas irgi dirba, mūsų žvalgyba dirba, bet ir jų žvalgyba dirba. Mes jums ką darėme, nesakom, kad tai turi būti 100% tikslų ir visą kitą. Jūs nueisit, jūs galite kitą vaizdą pamatyti. Ir jie tą argumentuoja, nesako, kad to pasikliaukit mumis taip toliau, mes jums pasakom, tai yra kaip pagalbinė priemonė. O situacija tie, kaip jūs esant žemės, jūs patys ir vertinkite. Tai yra... Nu, čia ir dabar. Taip, ne taip, kad pasakėm taip ir turi būti ir taip. Man tas dalykas labai patinka, nes tau argumentuoja, tau pasako, kad kodėl taip turi eiti, kodėl anaip, o ne taip, kad tipo eik ir neklausinėk. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir tarkime tau kaip argumentuoja, kodėl turi eiti taip, kaip pavyzdys elementariausias. Eik tą gatvę, eik per tenais ir tu paklausi, pirmais dalykais kodėl. Ir tau argumentuoja, tau gražiai pasako, nesako, kad ten neklausinėk durnų klausimų ar kažkas tokio. Pasako, žiūrėk, pastatai eina taiva, būtų yra tiek ir langai yra daugiau į tą pusę užsisukę, mažesnė rizika tau kontaktą gauti. Man tai, tarkime, sėkmingos operacijos yra, kur šūvis yra neiššautas. Tai tokie dalykai man labai patinka, bet, tarkime, būna, kad reikia susikontaktuoti ir sakyti. O yra buvę susidūrimų su priešu ir apsieita be šūvių? Tokio susidūrimų, ne, dažniausiai būna atsitraukia. Kaip susiduri, tai blemba... Tai tada jau kontaktuoji, mes jau Balaklėjai turėjome kontaktą, buvau siuntęs video, tai biški. Bet irgi ten tokia situacija. Mums vieni gyventojai pasakė, kad yra, kiti kaip atėjom prie jų pasakė, kad nėra.
Mes vadovavomės pirmą informaciją, kurią mes gavome, kurie buvo toliau nuo priešo, žinai, ir jie Tai pasakė, yra logiška vadovautis pirminė. pirminė arba pavojingesnė informacija. Jo. Tai mums pasakė, yra, nueiname tenai, priartėjom, sakom, nėra. Pamatėm techniką, tai irgi tenais naikini, nes mes žinom, kad tenais yra ir viskas. Tai pradėjom naikinti, nuėjom į kontaktą, nu ką mes iš granasvaidžių, iš automatinių granasvaidžių gavome ugnies ir gavome iš PKM ugnies, nu tai kulkosvaidžių. Taip. Mes tiesiog nu kaip jau sakyti, jų atsitraukimą paspartinti, mes tiesiog atėjom parodyti, pakvėpuoti, kad mes esam viskas vyrai, mes jų nugaras kvėpuojame. Ir jie bėga. Ir jie bėga. Jie šiuo metu bėga, iš tikrųjų, taip kaip mums visos medijos, reiškia visi blogeriai, visi apžvalgininkai, visos Ten, kur aš esu, tai bėga, bet tarkime, jie kažkada sustos ir jiems kažkada reikės gynybą organizuotis per naują, negali bėgti visą laiką. Negali bėgti ir pabėgti Rusiją. Nu, taip, mano srityje, kur labiau Rusijos sienos, tai jo tenais ir pabėgo, bet jie persigrupos ir jie grįž. Jie tiesiog persigrupos, sutvarkys techniką, gaus naujos technikos ir jie grįž, jie pabėgo, bet laikinai. Yra tokia liūdnos realijos. Taip. Bet per tą laiką. Bet tarkime, aš negaliu šnekėti apie kitas apskritis, kur aš nesu, tai nėra mano kompetencija. Kur mes buvome, mes minimaliai gavome pasipriešinimą, bet tai yra puikus žvalgybos darbas, tai yra puikus artilerijos darbas, nes priešą demoralizuoja, tai ir mūsų MLRS, ir mūsų artilerija, o jie didžiausiai, artilerija yra karo dievas. Iš tikrųjų. Taip, nes tarkim, jie tai turi artilerijos ugnies pranašumą. Mes jų 10 šūvių mes galime vieno atsakyti. Ir tas vienas šūvis turi būti prestižiškas. Tai yra, tu turi žinot, kur pataikyti, kur šauti. Nėra tiek svedinių, nėra tiek nieko. Ir tiesiog yra civiliai gyventojai ir visą kitą, tu nenori tų bereikalingų aukų. Tai turbūt investicija į artileriją irgi tavo akim dabar darau loginę išvadą, galėtų būti mūsų kovinio rengimo toksai dėmesys. Aš dabar kaip vieną dalyką pasakysiu, ant manęs labai daug kas turbūt užpyks, bet tai, ką mes turim iš savo artilerijos ir tai, ką mūsų priešai turi, mes galėtume apsiginti kažkiek laiko, bet jie tiesiog mums sutraškytų savo dydžių. Būkime biedni, bet teisingi. Taip. Mūsų kiek yra? 18 000, ne? Profesinės, PKT. Šito skaičiaus tikslaus niekas niekada neskelbė. Iki 20 000 kažkur. Sakykime, tai yra irgi paslaptis. Mes galėtume, tarkime, kaip padaryti pavyzdys, tenais jų išskirsti 200 000 ir taip toliau. Bet pliapa, jie vis tiek siūstų. Jie tiesiog savo dydžius sutraiškytų. Ir tarkime, mes matome Ukrainos pavyzdį irgi. Blemba, į tas pačias vietas jie siunčia. Tai pas mus irgi toks pats scenarijus būtų. Tik jie geriau laikosi. Nes kitas dalykas, kad jie turi tos ir sovietinės technikos daugiau, jie kariubiški ukrainiečiai daugiau turi. Jie turi 200 000, 10 kartų daugiau negu mes. Ir jiem yra patogiau. Nes tarkim, aš kaip važiavau į Kijevą, pirmas blokpostas Kijevą sako, blemba, kurmi kokie debilai. Vakar atsiuntė naktį, už vakar naktį, mes jos kurmi atmušam ir vėl ateina. Ir toks, wow. Tiesiog bukai eina bukai. Bet dabar jie irgi mokosi. Taip kaip antrajam pasauliniam, jie bukai ir mirė. Bet dabar jie mokosi irgi. Tai gal žmonės baigėsi, o nemokosi? Tikėkime, kad žmonės baigėsi. Žiūrėdami žiniasklaidą, kaip verbuojami kaliniai ten ir visa kita. Dėl kalinių irgi vienas dalykas. Ką mes su tais zekais veiksime? Ką su jais veiksime? Nešnekėsime. Ką jūs veiksime su jais? Ką mes su jais galim daryti? Mes jų neįsikeisime. Niekur. Jiem be laisvių bus geriau negu net kalėjime būti. Tai apie ką aš šneku. Taip. Tai artilerija, dronai, žvalgybos darbas, darbas prieš minosvaidžio, reiškia ugnį, lygiai taip pat turbūt iš mūsų pusės dėmesys į savo minosvaidžių. Taip, nes, tarkime, kaip pavyzdys. Minosvaidininkų rengimą. Taip. Ir tiesiog aš tai va galiu pasakyti irgi, dėl šito, čia yra mano nuomonė, jūs gali ant manęs klausyti, tai pyk, nepyk. Ne, niekas ant tavęs niekada nepyks. Bet taikos metu kariuomenė darosi uabas. Bet turbūt tai normalu, kai nėra karo. Bet tas dalykas toksai, aš kaip grįžtu, pasižiūrau, tas ir tas, tarkim, su kolegom pasišnekė, sako, batus pirko. Sako, nuperka karininkas, kuris jisai štabe su jais vaikšto ir pavyzdys. Ir jam tie batai yra geri.
Bet tarkime, kaip pėstininkas susideda ir su jais jam reikia dirbti. Ir po 2 mėnesių jie plyšta. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Nu, duoda kažką patestuot, pasižiūrėti taip toliau. Tas karininkas jisai po 2 metų jisai pakeis rotacijos vietą. Aš labai tikiuosi, kad pas mus šitie dalykai pasikeis, besimokant ir be bendradarbiavant su Ukraina, nu kaip bebūtų, ir per tavo asmenį, ir per dar daug tokių bičių kaip tu, arba tiesiogiai dirbant su. Dar norėjau paklausti, o minos, paprastos, elementarios minos. Pas musgi, mes konvencijų dalyviai, pas musgi yra uždraustos prieš minos, prieš pėstinės minos. Jo, tai Jos naudojamos, jų daug kare yra. jų yra daug, bet ir daug yra improvizuojama, tarkime, kaip pavyzdys, siurprizų palikinėjimas, bet eina jau inžinerinės žvalgybos grupės, jos eina ir dar, ir tarkime, kaip pavyzdys, tie patys minosvaidžiai, būna dalykas toksai padarytas, eina, tarkime, kokią mato tankesnę vietą, kur būtų galima eiti, ne per atvirą lauką, nes tu, tarkime, tu nežinai, tu yra laukia, gal ten tankas turės, gal ten kulkosvaidžių pora bus sunkių. Kažkur toliau Jo, ir tą stebės vietą tiesiog, lauką. ir tą vietą tiesiog apšaudo minosvaidžiais, jie ore sprogs ir tiesiog tau minų pamėtų. Ir po to eina inžinieriai ir eina jie bando minuoti. Tai Rimas dirba su baltarusiais, tai jisai galėtų daugiau papasakoti. Jisai tenais red dirbęs ir taip toliau. Ten jo yra darbas, jo specifika. Jisai žino, kaip dirba tenais, viskas, nes jisai tą darbą jau dirba. Aš kaip jo nedirbo, žinau tiesiog kaip vyksta, Taip. bet negaliu pasakyti, kaip yra problema sprendžiama. Bet problema yra tokia. Yra. Yra tokia problema ir į tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Reikia. Bet čia jau yra išminuotojai, yra inžinieriai, čia jau jų yra darbas, jų yra specifika. Aš apie tai, ką aš nežinau, aš nešnekėsiu. Sekantis klausimas. Kokias svarbiausias pamokas gavai kare? Bet tu, kaip žmogus. Kaip žmogus, iš žmogiškos Nu taip, iš žmogiškos. Pasitikėjimas, kas man yra iš kairės ir iš dešinės. Nu tiesiog tu neturi laiko galvoti, kad lemba, ar bus kažkas, ar nebus, tu turi pasitikėti tuo. Nu tu neturi laiko galvoti, tu neturi laiko abejoti. Kas tu yra iš kairės, tau yra iš dešinės ir tai va, lemba, tu neturi laiko galvoti, ar tave Išmokai pasitikėti žmonėmis, kurie tave supa. Taip. Nu tarkim, kaip pavyzdys ir, kad man sako daug dalykų ir taip toliau, aš tiesiog, aš net netikiu, nes tarkim, kaip pavyzdys, man daug žmonių yra žadėję tenais, kad Ukrainai padės, padarys, taip toliau, gerai, darom, ir po to tau skambina, nesigauna tas. Nu taip lemba, nežadėk, man dalykas yra tas, tu tiesiog pabandyk, pasak, kai man žmogus sako, aš pabandysiu tau padėti, man jau viskas, sakau, ačiū, man tik to ir reikia, tik pabandyk. Bet nežadėk, nesakyk, kad bus taip, bus anaip ir taip toliau. Man yra tiek žmonių prižadėję, kad aš tiesiog nusivylęs visų žmonėmis. Nesako, tą padarysiu, aną padarysiu. Ir tau suteikia kažkokią viltį, tu tada pradedi galvoti, kad bus tas, bus anas, aš galiu daryti taip. Irgi yra pamoka, kurią tu gavai šito karo dėka, ne? Kad žmonės greiti pažadėt, bet kai reikia įvykdyti arba pamato, kad reiškia, nepagalvoja prieš žadėdami, kad galbūt jiem net neturės galimybės to padaryti. Dar vienas dalykas irgi, daug klausimų. Nu, tarkim, aš kaip pavyzdys, tokį basic pavyzdį duosiu žiauriai. Sako, ko tau reikia. Ir tarkime, tenais pasakiau, reikia to. Ir pasakiau, reikia hantelių ir gumų. Ir tik taip, sako, ką jūs sporto klubą tenais atidarinėsit ar kažkas tokio. Ir tu turi gaišti, aš turiu savo laiką gaišti, aiškinti, kad, karyba yra 90% laukimų. Ir tarkime, aš tą laiką, kur aš jį atlikinėjau, aš norėčiau ir pasportuoti, nes aš negaliu eiti į sporto klubą, dar kažką fizinę būklę yra, žiauriai geras dalykas, tai reikia. Tarkim, kaip pavyzdys, pas mumis vakarioniai būna, kad koksai bičiukas sugalvoja po darbo lakstyti su broniku, su lemenė ir taip toliau, ir tipo, kiti žiūri galvo, blemba, nugarą laužo ir visą kitą. Blemba, realiom sąlygom, tai, aš pats su lemenė, su viskom kažką darau ir visą kitą, to realesniom sąlygom, kad man nereikėtų kad jausti tą diskomfortą, jausti tą trinimą, jausti, kaip mano nugara reaguoja tos dalykus. O pas mumis, kaip nieko nėra, tai sakau, toj pačioj kariuomenėj būna žmonės pagalvoja, blemba, durnas, tipo, žinai, arba ten jisai jau sopas kažkoks nori būti ir visą kitą. Nėra taip, tipo, ir tu turi po to žmogui aiškinti, kad man reikia gumų ir sako, kodėl tau jų reikia sporto klubo. Ir tu turi sakyti, kad taip ir taip yra, taip ir taip. Tų klausimų toks. Tu turi palaikyti fizinį rengimą. Taip, ir nesvarbu, karas, ne karas. Aš suprantu, Jaroslavai, kartais tu irgi nepyk ant žmonių, kurie tiesiogiai nesusiduria. Mes jau šio pokalbio metu išsigrynom vieną tokį dalyką. Tu pats pasakei, kad, pavyzdžiui, dirbdamas su žvalgyba, kai tau nebukai sako, bet su tavim, reiškia, argumentuoja.
Tai yra didesnis suvokimas. Jo. Tai lygiai taip pat žmonės, kurie nori padėti ar dar kas nors, nu jie kartais užduoda klausimus. Jie nesusivokia kartais, kad tu nešaudai 24 valandas atsigulęs vidury lauko, reiškia, iš ginklo arba šliauži visą tą laiką, kad tu turi ir atsistatymą, turi ir fizinius pratimus. Jo, bet tarkim, aš kaip pavyzdys galiu pasakyti, ta mano psichologinė būklė, jinai nėra pati geriausia. Aš tarkime žinau, kad aš jau jaučiu PTSD simptomus. Aš žinau, kad man po karo reikės varyti ir pas psichologus, ir tvarkytis, sakyti, ir aš nebijau šitų dalykų. Taip. Aš tiek šūdo esu matęs, kad aš niekam to nelinkiu, nei procentų dalytės. Ir blema, man nėra gėda pasakyti, kad čia blogai bus ir taip toliau. Nu, tarkim, aš negaliu, atrodo, man sako, Lietuvo čia ilsėkis, daryk, nekreip dėmesio ir taip toliau. Nu, blema, vis tiek mano draugai yra, aš apie juos visą laiką galvoju, visą kitą galvoju, ką daro, kaip daro, ar viskas gerai. Ir tos problemos jos ateina. Nu, toks normalus dalykas. Ir tas problemas reikės išsispręsti su laiku. Ir labai džiugu girdėti, kad tau, kaip sakant, tu nieko netyli, nenutyli ir pasakai, aš kažkaip nebejoju, kad ta pagalba, kurios reikės psichologinė ir visokia kitokia, jinai tikrai bus, atsiras, nu, čia jau nežinau, mūsų mylėjai yra garbės reikalas. Tų, kurie patys su ginklu rankoj nekariaujam, tik tai prisidedam savo savanoriškais dalykais, nu, čia mūsų garbės reikalas paskui suorganizuoti tokiem kaip tu, reiškia, kaip viena iš padėkos formų, kad jūs atstovėjot. Nes jeigu aš sakyčiau, kad man yra viskas gerai, viskas liuks, aš jau tada matytum, tu suprastum, kad nėra gerai žmogui iš tikrųjų. Aš tai nebijau pripažinti, kad... Vėlgi, dar viena pamoka gyvenimo, ne, kur tik filmuose herojai iš karo į karą keliauja ir nieko jiem neatsitinka, jie toliau šypsosi ir nieko daugiau. Taip. Ir kaip pavyzdys, kaip tu esi mūšyje, visą kitą, tu pamiršti tą patriotizmą. Tu į karą eini kariaudamas už tėvynę, bet po to tu kariauji, apkasuose jau tu dirbi, tu žūsti už tos ir kariauji už tos, kas tu yra iš dešinės ir iš kairės. Ir viskas. Labai toks dalykas paprastas yra. Baigėsi visos tos patriotinės svajonės, baigėsi tas dalykas, anas. Aišku, po to tai sugrįžta visą kitą, bet kaip jau mūšis būna, tai tu kovoji už tai, kas tu yra iš dešinės ir iš tavo iš kairės. Ir tokios žinios, nes teisingai buvo pasakyta, kaip Chrisas Hendersonas buvo pasakęs, karas yra narkotikas. Aš nežinau, kaip tau teisingai užduoti klausimą ir nežinau, ar etiškas yra klausimas, bet, nenorėsiu gal nesakyti. Mūšis yra kas? Kaip tai atrodo? Einat, opa, prasideda kontaktas. Koks tai yra jausmas? Tai yra toksai jausmas, kad aš galiu tik pasakyti, kaip tu nori kažką nužudyti ir tave kažkas. Aš suprantu, bet ir tai yra. Tu ramus, tu žinai, ką daryti. Ne. Mes per pratybas būna, kad kontaktą gauni ir taip toliau jau pusę supanikuoja. Taip. Man visą laiką, aš ir bijau, ir mano kvepavimas kitas būna ir taip toliau, bet čia dar yra 100 000 kartų stipriau, nes nėra pratybos. Ir tau reikia tos sprendimus priiminėti, kiti turi irgi sprendimus priiminėti, tai plemba, nieks nenori svetimos kulkos pasigauti, žinai, niekas nenori. Tai mano paskutiniai užduotį, kai buvo, gavome kontaktą, Balaklėjai, vieną sužeidė. Ir tas dalykas, aš žinau, kad yra žmogus sužeistas, man reikia per gatvę pereiti, man reikia bėgti jam PMP teikti. Ir tas dalykas toksai, čia ateina ta mintis, nebėg, nedaryk nieko. Tave peršaus šakės vapšė šakės, tu esi kaip paramedikas. Geriau galinę saugą prisižiūrėk, jeigu manevrą kokį darys ir taip toliau. Bet